Labas, labas. Šiandieną mes su mano kolegė Daiva norim pašnekėti, kai žmonės sako, oi, kokie brangus yra jūsų kremai. Sakyk, Daiva, kaip yra tau geriau? Ar kad būtų pigus, bet gal nelabai veiksmingas ir užtenka neilgesniam laiko tarpui, ar kad būtų brangesnis, veiksmingas ir jo užtektų ilgesniam laiko tarpui? Kaip tavo nuomonė? Pasakyk, Daiva. Mano nuomonė, aišku, rinktis brangesnį ir užtenka ilgesniam laikui. Jeigu tu pirksi tą pigesnį mėnesiui, tai tu pirksi 3-4, išeis ta pati kaina, bet jokios nebus rezultato. O čia gausi ir rezultatą ir padalinus ant 4 mėnesių gaunasi geriau. Tai va. Tai kad brangesnį ir ilgesniam laikui. Tai va. Tai dėl ko mes dabar ir norėtumėm tą temą šiek tiek pagvildenti. Daleiskim, papasakosiu apie mūsų lyginamąją bazę su hialuronu ir vitaminu C. Jinai yra tokia, jos užtenka ant viso veido vieno paspaudimo. Ir pradedi tepti, jinai yra tokia konsistencija, tepi ir jinai pradeda stabdytis. Jeigu kas nežino, kas dar nežino mūsų tų produktų, tai sakykime, kaip kiaušinio baltymas, jisai iš pat pradžių slysta, o paskui jisai stabdosi. Ir už 5 minučių tu pradedi jausti kažkokį tai va tokį liftingą ir tikrai, kai prašo, kad liftingas ir jisai jaučiasi kaip liftingas. 42, pavyzdžiui, eurai. Aha, žmogus sako, nu blemba, brangu, gal kaip už serumą, kai už bazę kažkokią, ne? Bet palaukit. 42 eurai 3 ir daugiau mėnesiam, netgi galima ir ilgesniam laikui, ane, ištepti. Pavyzdžiui, aš pusę metų jį naudoju ir man dar jo yra, tai argi 42 eurai yra brangu? Nemanau. Taipogi prie to pačio mes turim pokių serumą, čia galim sakyti, kaip aš sakau, rinkinukas toksai, ar ne, jisai kainuoja irgi 42 eurai, taip pat užtenka iki pusės metų. Daro tą patį, pavyzdžiui, nusivalus veiduką, aš dažniausiai va šitus 2 naudoju ryte prieš makiažą. Tas pats paakių va tas serumas irgi. Jo reikia visiškai nedaug, užsitepi ant priekinių didžiųjų pirštukų, patepi ir važiuoji savo per akytes ir įmasažuoji į žąsų kojelių, tas, kur mes visi jaunesni ir vyresnį turim žąsų kojytėse raukšles. Irgi taip pat veikia kaip liftingas daro. Taip kad irgi 42 eurai, aš manau, nėra daug, 3 ir daugiau mėnesiam. Pasakykim taip, da. Netgi gal pasakykim taip, kad jeigu taisyklingai paruošti veidą prieš kremus, prieš visas liftingą, serumus ir tonerius ir prieš viską, tai jo tikrai reikia mažiau ir užtenka ilgesniam laiko tarpui. Dabar, Daiva, tu papasakok apie mūsų kremus, kaip dažnai daug kas sako iš klientų, o Jėzus Marija, 60 eurų už kremą? Nu ką, jūs išprotėjot, kai yra kompanija, kur už 20 eurų. Taip. Tai va, Daiva, dabar tu pakalbėk apie tos kremus, kodėl verta gal geriau rinktis mūsų kremus už to 60, negu už 20 iš kitos kompanijos. Prašau. Taip, aš turiu tą dieninį kremą ir jau jį naudoju 2 mėnesiai. Ir dar tuo labiau dar daviau draugė mėginukų. 2. Ir aš ne pusę išnaudojus. Tai skaityk 4 mėnesiam, tai tikrai užtenka, ta 60 eurų. Nu, ir tu pirk kremą už 20 ir 4 mėnesiai bus 80 eurų. Nu, tai kas geriau išeina, kuris duodi rezultatą, ar ta, kurį išnaudoji greičiau ir pirki 4 kartus. Tai aš manau, tikrai apsimoka pirkti 60 svarų 4 ir daugiau mėnesių. Jeigu dar, kaip Jūratė sakė, paruoši veidą, prieš kremą tepant aš naudoju energetinį losjoną, papurškiu veiduką, džiūna ir tada to kremo labai mažai reikia. Aš dedu 1, 2, 3, 4 taškelius ir masažuoju per visą veidą. Taip, šitas kremas labai geras, tikrai apsimoka. Nėra, kad daug 60 eurų. 4 mėnesiam tikrai, kaip kam sakau, net ir daugiau gal užtektų. Žinant, kaip veidą paruošti.
Apie Taip, 4 mėnesius yra gera kalba, bet kai pagalvoji, kad jisai yra veiksmingas, taip, taip, ne? labai Ir tegul veiksmingas. bus, jeigu pas moters veidas jau yra šiek tiek daugiau nualintas, ar ne? Nu, visokių būna gyvenime audrų ir vienos tų metų atrodo vienaip, kitos tų metų atrodo kitaip. Gal tai moteriai tikrai užteks tik tai 3 mėnesiam to Taip, mūsų, čia ne? priklauso. Bet vis tiek, jeigu pagalvojus 3 mėnesiam 60 eurų, reiškia vienas mėnuo kainuoja apie 20 eurų. Ir kai tu panaudojęs 3-4 savaitės, tu jauti jau poveikį ir matai ant savo odos, tikrai Reikia ne 3-4, užtenka savaitę jau matosi jau netgi poveikis. savaitę matai. Rezultatai užtenka savaitę, matosi rezultatai. Tas pats ir tas akių kontūrų kremas. Jos irgi mažai. Ir ten kainuoja 42 eurai. Taip. Bet aš nežinau, man tai, aš nežinau, jo labai visai mažai reikia. Tai aplink akis taškiukus padarė, nu, kaip tu sakei, ant tų raukšlelių, žąsų kojelių dar aš Jo, tepu. pagrinde. Jo, visą laiką, taip. Ir dar kartais perbraukiu čia per tą vidurį, nes pas mane tos raukšlės yra čia dar biškį pateplioju to kremuko. Ir jo Piktumo labai mažai. raukšlės ten sako yra. Taip. Ir jo tikrai labai užtenka. Aš jau sakau, irgi 2 mėnesius naudoju, irgi pusę. Čia aš galiu 100% kad tikrai 4 mėnesiam užtenka. Nu, nebent jau moteriai labai reikėtų daug patepti, nes gal tos akys labai pajuodusis, ratilai aplinkui, arba raukšlelių daugiau, gal net pataupytų, taip pat daugiau patepliuotų, bet 4 mėnesiam tikrai užtenka. Ir daugiau. Irgi labai geras daiktas. Rezultatas irgi matosi. Patinimus nuima, tuos ratilus sumažina, raukšlytes sumažina. Labai geras kremukas. Tikrai nepagailėkite, nusipirkite. Tai sakau, išvados, ne, vat 42 eurai 4 mėnesiam. Tai 10 eurų į mėnesį. Aš asmeniškai nežinau, kur galima nusipirkti paakių kremą, kuris veiktų. Taip, už 10. Taip pasitepti jo, galima ir už 3 eurus rasti, ne? Bet kad veiktų tas kremas, kaip veikia mūsų kompanijos kremai, ne? Tai, nu, žinokit, tikrai 10 eurų į mėnesį, nu, tai čia aš nežinau. Šiais laikais tokių kainų nėra, ar ne? Ir sakau, kaip Daiva, tu minėjai, jeigu paruošus veidą labai gerai, suplovus, bet pas mus yra ir pieneliai, ir tonikai, viskas, bet jau mes neprasiplėsim ten toliau, bet kad sutaupyti kremą, nes jo tikrai reikės žymiai mažiau, niekada negalima tepti kremą ant sausos veido odos. Visų pirma, jis netolygiai pasiskirsto tas kremas, o antra, jo reikia daugiau, kad tu išvarytum per visą veidą. Tai va to energizuojančių kaip papurškė, tas man tai iš viso, aš kaip pasipurškiau, net kvapą užgniaužiau, ir tai fainai, ir iškart jaučiasi, kad kažkaip į kiekvieną turbūt ar ląstelę, ar tą raukšlelę, jisai prasiskverbia. Ir palaukus jo ten, nu, grubiai 5 minutes, jisai pradeda džiūti ir tada jau kaip matai, kad veidas dar nenudžiūvęs, bet jisai drėgnas, o tada, kaip tu sakai, Daiva, pasiemi kremą, bats, aš va irgi naktinį kremą. Šitą aš naudoju, kaip tu, Daiva, naudoji? 2 kartus ar vieną? Taip, ryte ir vakare naudoju. Ryte ir vakare, taip, sudrėkinu aš veidą, nes man mažiau tada kremo reikia. Tas jau, kaip pamaitintas veidas, tikrai mažiau kremo reikia. Aš su naktiniu irgi tą patį darau. Nueinu, nusivalau make-upą savo, ne, makiažą, su pieneliu, užsidedu toniko, viskas tvarkoj, pasipurškiau su šito losjono energizuojančiu. Atgaivina veidas, užsitepiau naktinio kremą ir einu miegoti. O tą paakių kontūrų aš naudoju nakčiai pagrinde. Nežinau, kaip Daiva tu, nes aš ryte daugiau linkus esu šitą serumą naudoti. Tai toks, jo, daugiau toksai. Bet jeigu, pavyzdžiui, neturėčiau šito, aš gal irgi ir dieną tepčiau šitą. Kol kas neturiu serumuko, tai naudoju rytas vakaras šitą kremuką. Sakau, 2 kartus per dieną naudoju ir tik tai pusę išnaudoju per 2 mėnesius. Jo tikrai mažai reikia. Taip. Labai mūsų kompanijos produkcija yra, sakykime, kaip čia pasakyti, skalsi, ne? Jos reikia mažai, jinai nėra tikrai brangi, kaip paskaičiuoji,
ir jinai yra veiksminga. Ir tikrai jinai yra veiksminga. Ir mes su Daiva naudojam ir džiaugiamės. Ir tikrai, kaip aš sakau, atsakom už kiekvieną savo žodį, kad tikrai produkcija nėra brangi palyginus, kaip jinai yra pagaminta, kad jinai yra botanical linijos ar ne, kad jinai turi Europos sertifikatus, kad yra kliniškai patvirtinta, tikrai, kad yra visi dokumentai ir kad tikrai ta produkcija yra veiksminga, tai tikrai jinai nėra brangi. Tuo labiau, kai jo užtenka ilgesniam laikui, nei mėnesiui. Yra kompanijų, kur yra žymiai brangesni tie kremai. Ir Nežinau, netokie aš jų veiksmingi. nebandžiau, gal jie irgi yra labai veiksmingi, bet mes atsakom už kiekvieną savo žodį su Daiva, ne? Taip, Kad mūsų produkcija tikrai yra veiksminga ir mes tikrai. nebijom rekomenduoti ir jūs nebijokit. Pamatė Bandyti. mūsų video, po video parašykit komentarą, man įdomu. Mes jums suteiksim visą reikiamą informaciją. Ir tai nereiškia, kad jūs paklausite ir turite pirkti. Ne, pasikalbėsim, mes jums dar daugiau išaiškinsim, nes laikas mūsų įrašo yra ribotas, mes negalim šnekėti labai daug. Taip kad jeigu ką sudomins, arba į Daivą, arba į mane kreipkitės, mes dar daugiau ir išsamiau papasakosim apie mūsų šitos ir ne tik šitos produktus. Ir tada sakau, nebūtinai jūs turite pirkti, jūs galėsite pagalvoti, pasvarstyti. Gal tikrai šiai dienai kažkokia tai moteris, neturi tų 60 eurų, tegul palaukia. Taip, o tapus VIP klientų mūsų kompanijos dar netgi galite gauti nuo mūsų kaip dovaną 10% nuolaidą. Ir noriu priminti, kas dar nežinojote, kad mūsų kompanija VIP klientai nieko neįsipareigoja. Jie perkasi kada nori, už kiek nori ir ką nori. Ir gali apsiprekinti 1-2 kartus per metus, bet jis vis tiek bus VIP klientas. Taip kad Ir dar yra geras toks dalykas, kad galima pirkti rinkinukus. Tai dar gausis taupimas apie 20-25 eurai. Nuo rinkinukų sudėjus kremą, naktinį arba dieninį, paakių kremą, tą lasijoną, micelinį lasijoną, žiūrint koks rinkinukas ir tikrai galima stupyti dar apie 20 eurų, nesvarų. Jo, tikrai. Visur turbūt rinkinuką perkant yra biški šiek tiek pigiau. Taip. Sakau, kai nusipirki rinkinuką ir visą, pavyzdžiui, veido priežiūros tą rinkinį, tai tikrai išeina žymiai pigiau. Pigiau išeina. Ir tikrai, kadangi jie yra veiksmingi, mūsų produktai, tai tikrai mes rekomenduojam visom damom. Nesvarbu, mūsų netgi produkcija tinka kiekvienai veido tipo odai. Metai irgi taip pat neturi reikšmės. Aišku, ten 25 yra kitokie kremai, bet pavyzdžiui 35 plus, visi kremai tinka, visi serumai, visi pieneliai, viskas tinka, bet kokio tipo odai ir bet kokio amžiaus, nes tai yra grinai natūrali produkcija, kuri tikrai yra veiksminga. Ar turi dar Daiva kažką tai pridurti? Kad jau liktai viską ir pasakėme apie tas kainas, kad nėra taip brangu, viskas savo ribose. Taip, ir nereikia bijoti. Reikia bijoti, nes tikrai ilgam laikui užtenka mažiausia 3-4 mėnesiai, žiūrint koks kremas ir kaip naudosi. Kaip naudosi, kiek tau jo reikia, nes kadangi jau, kai žmogus naudoja ten mėnesį 2-3, pavyzdžiui, jam jau reikia mažiau. Aš pati pastebėjau, ne, kai aš tik nusipirkau, man reikėjo žymiai daugiau tų kremų, bet vis tiek, 3 mėnesiam vis tiek užtenka. 3 mėnesiam tai tikrai užtenka, sakau, 3 mėnesiam tikrai užtenka. O dabar tai iš vis to kremo, tiek tau, tiek man, bet kaip tu sakai, 1, 2, 3, 4, ne, ir viskas. Taip, 4 taškučius padarau ir užtenka man visam veidui. Tai ką, gerai tada, šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėsite video, ačiū labai, kas pakomentuosit ir sakau, nebijokite klausti, mes jums atsakysim į visus jūsų klausimus ir tai nereiškia, kad jūs privalote pirkti iš karto. Ate, iki kitų susitikimų.